Sveiki, norėčiau paaiškinti, kaip jūs galėtumėt automatizuoti savo apskaitą su DocScanu. DocScanas tai programėlė, kuri nuskaito jūsų dokumentų, tokių kaip sąskaitos faktūros ir kasos čekiai informaciją, bei vėliau eksportuoja tą informaciją į failus, kuriuos priima jūsų buhalterinė programa, tokia kaip Rivilė, Finvalda ir kitos. Pirmiausia, užeikite į atlyginimoskaičiuoklė.com, viršuje pamatysite DocScanas. Paspauskit, vėliau spauskit išbandyti nemokamai. Pirmiausia, jums reikės užsiregistruoti. Įvedę savo elektroninį paštą ir slaptažodį, spauskite registruotis. Būsite perkelti į sąskaitų faktūrų suvestinę, bet prieš įkeliant failus, jums reikės įvesti savo įmonės duomenis ir pasirinkti savo buhalterinę programą. Spauskite pasirinkti. Čia jums reikės įvesti savo įmonės rekvizitus, šalį ir iš sąrašo pasirinkti buhalterinę programą. Aš apskaitą vedu už šią įmonę, todėl įvedęs įmonės rekvizitus spaudžiu išsaugoti. Matau, kad išsaugota. Tada pasirenku buhalterinę programą. Pasirinksiu Rivilė gamą. Vėl išsaugoti. Mes nuolat papildome integracijų su kitomis buhalterinėmis programomis sąrašą. Taigi šis sąrašas artimiausiu metu turėtų padidėti. Taigi, išsaugoję savo įmonės rekvizitus ir pasirinkę buhalterinę programą, einame į suvestinę. Čia mes matome, kad įkelti failus mygtukas tapo mėlynu. Ir reikės pasirinkti skenavimo tipą prieš įkeliant failus. Jūs galite pasirinkti sumiškai, kurį nuskaitys duomenis be eilučių, arba detaliai, kurį nuskaitys kiekvieną prekę iš jūsų dokumento. Aš pasirinksiu skenavimo tipą detaliai ir spaudžiu įkelti failus. Atsidariusiame lange pasirenku failus dokumentų, kuriuos parašiau iš anksto. Kaip matote, čia yra 10 failų skirtingų tipų dokumentų. Dalis dokumentų yra elektroniniai, dalis buvo nufotografuota arba nuskenuota. Tada spaudžiu Open ir laukiu, kol įsikelia failai. Štai visi 10 failų įsikėlė ir reikia palaukti, kol sistema nuskaitys duomenis. Vidutiniškai vieno dokumento nuskaitimas trunka nuo 10 iki 30 sekundžių. Kaip matot, šis dokumentas jau nuskaitytas. Palaukiam. Štai visi dokumentai jau nuskaityti. Jeigu bandysiu įkelti tokį patį dokumentą dar kartą, pažiūrim, kas įvyks. Dokumentas iš karto atmestas, nes programėlė randa, kad tai yra dublikatas kito dokumento. Atidarę dokumentą matom, kad visa mums reikalinga informacija nuskaityta. Lietuvos įmonės visada sutikrinamos su registro centro duomenų baze. Taigi matome šios duomenis ir dokumentas buvo nuskaitytas detaliai, taigi apačioje matysime prekes. Kaip matome, teisingai nuskaityta prekė su prekės pavadinimu, kiekiu, kaina, PVM klasė ir taip toliau. Dabar tiesiog galim pasirinkti dokumentus, kuriuos norim eksportuoti į buhalterinę programą. Pasirinkę dokumentus, spaudžiam eksportuoti. Į programą matom, kad tai yra 8 dokumentai ir mūsų pasirinkta buhalterinė programa buvo Rivilė gama, taigi spaudžiam. Ir matom parsisiųstą archyvą su failais importui į jūsų buhalterinę programą. Stulpelėje tipas matote, ar jūsų dokumentas yra pirkimo ar pardavimo. Štai šiame dokumente matot, kad tipas nenustatyta. Tikriausiai blogai nurodyti įmonių rekvizitai dokumente. Paspaudžiam ir pažiūrim. Taip, matom, kad nenurodyta pirkėjo įmonė. Tai galit paspausti čia, ištrinti duomenis, paspaudžiam dar kartą ir matom mano įmonę iš nustatymų. Paspaudžiu, uždarau ir dokumento tipas atsinaujino į pirkimą. Štai tiek laiko reikia, kad automatizuotumėt savo apskaitą ir taip sutaupytumėt krūvą laiko. Kitose video paaiškinsiu, kaip importuoti duomenis į jūsų buhalterinę programą.